Labas rytas, kolegos. Kaip ir kiekvieną kartą noriu padėkoti Jums už kantrybę. Atvažiavote į renginį iš įvairių Lietuvos kampelių. Už kantrybę kelyje, už kantrybę mokytis, nes mokytis ir kelti kompetenciją visada reikia. Na, šiandien Jūsų laukia mokymai apie duomenų galią. Jūs esate strateginio valdymo sistemos dalimi, o kaip ir žinia, strateginio valdymo sistema turi principus, vienas iš kurių yra įrodymais grįsti sprendimai. Tam, kad mes juos turėtumėm pagristus, mes turime turėti visų pirma duomenų bazę, kurią mes galėtumėm naudoti savo sprendimams priimti. Tai šiandien dieną mano kolegos iš Valstybės duomenų agentūros ir Centrinės projektų valdymo agentūros jums paruošė kelis pranešimus, kaip galima pakankamai paprastai tuos duomenis surinkti ir ką galima su tais duomenimis padaryti tam, kad jums būtų kuo lengviau tuos sprendimus priimti. Tad prašau, kviečiu pirmąjį mūsų pranešėją ir gero klausimo. Man nereikia šito. Sveiki, aš esu Reda Švelniutė iš Valstybės duomenų agentūros. Tai mes šiandien esame tryse. Va, dabar jau girdisi. Gerai, tai esu Reda. Žodžiu, va, matau pažįstami žmonės iš savivaldos. Tai atvažiavom šiandien iš Valstybės duomenų agentūros pristatyti pirmiausia Valstybės duomenų ežerą. Po to, žinoma, pristatysim savivaldos Data Labą, nes tai yra būtent savivaldybėms skirtas įrankis, kuris tikrai jums padės jūsų kasdieniam darbe. Pristatysiu, kaip galite dirbti su duomenų ežeru, su savivaldos Data Labo, su lentelėmis duomenų, kurios ten yra savarankiškai dirbti, nebūtinai mūsų reikia, viskas labai paprasta. Ir galiausiai kolega Kostas pristatys mūsų naujausią produktą, kuris iš tikrųjų labai svarbus greičiausiai strategams ir politiniam lygmeniui savivaldoje - sociomorfotopai. Tai naujas, visiškai šviežias produktas, kuris duoda tą bendrą vaizdą Lietuvos, o kiek tų Lietuvų iš tikrųjų to Lietuvoje yra, ne tik Vilnius ir visa kita. Ir žinoma, klausimai, atsakymai po to. Tai klauskite bet ko, į visus klausimus atsakysime. Jeigu kažko neatsakysime arba nedrįsite paklausti, mūsų komandos elektroninis paštas datalab@stat.gov.lt. Tai ne vienas žmogus, visa komanda prijungta, tai rašykite, atsakysim ir toliau bendrausime. Taip, pradėsiu nuo Valstybės duomenų valdymo informacinės sistemos, dar kitaip tautoje žinomas Valstybės duomenų ežeras, dar kartais galite išgirsti palantyras, visa tai yra tas pats. Labai paprastai, kas tai yra? Tai yra tiesiog sistema, į kurią integruoti praktiškai didžioji dalis Lietuvos informacinių sistemų ir registrų. Tai yra duomenys. Žinot, registrų centro duomenys, informacinės sistemos, taip, tai nekilnojamo turto registras, gyventojų registras, NŠA, švisai ir visa kita, Sodra, VMI. Tai yra vienoje vietoje integruoti duomenys ir toje sistemoje galima dirbti su tais duomenimis. Kodėl tai yra labai gerai? Todėl, kad sprendžiant, ypač savivaldoje, sprendžiant sudėtingus kompleksinius klausimus. Taip, pavyzdys, NEET-ai, kas iš jaunimo srities žino, taip, tai kokių duomenų reikia, kad žinoti, kas tas NEET-as, kas tas jaunas žmogus, kuris patenka į tą kategoriją. 14-29 metų žmogus pirmiausia, mes turime filtrą. Jis turi būti neregistruotas užimtumo tarnyboje, jis turi nesimokyti, jis turi nedirbti. Tai dabar savivaldybė surasti visus tos duomenis nacionaliniuose registruose, turėti galimybę juos sujungti asmens lygmenių, nes jums reikia žmogaus. Tai praškai savivaldybė neįmanoma to turėti pas save. Duomenų ežeras yra ta vieta, kur galima tokius uždavinius spręsti. Sudėtingus kompleksinius užduotis. Žmogus, kur jis gyvena, kokius požymius turi ir priklauso nuo jūsų užduočių. Aišku, viską tai gali atrodyti kaip iš kosmoso ir labai pavojinga, tai taip nėra. Todėl, kad VDVIS,
VDVIS, valstybės duomenų valdymo informacinė sistema, turi daug saugumo protokolų. Taip, niekas čia negali paimti ir susijungti ir pažiūrėti, o kiek pas mane name yra ko gyvenančių. Taip negali būti. Mes matome šifruotus duomenis, jie yra tik tai šifruoti ir dažniausiai tai būna agreguoti, tai yra paskaičiuoti kažkoks skaičius. Taip, kad įvairiausi saugumo lygiai, saugumo protokolai per teisių valdymą, per prieigų valdymą, žodžiu, viskas yra tikrai saugu, bet galimybės yra neribotas. Ir savivalda yra būtent tie žmonės savivaldai dirbantis, kurie sprendžia tas sunkias kompleksinės užduotis. Tai valstybės mastu gerai, vyriausybė, ministerijos jo žiūri tendencijas. Jiems nesvarbu asmens lygių ten, kas su to žmogum, vienu, jiems svarbu tendencija. Taip, pakėlė mokesčius, kokia yra tendencija. Pakėlė nekilnojamo turto mokesčius, kažkas kažkur parduoda per visą Lietuvą. Savivaldybėm reikia žmogaus lygio duomenų. Ir čia yra pagrindinis momentas. Tai tikiuosi, pardaviau valstybės duomenų ežerą. Tai prisijungimas prie yra pakankamai paprastas, rašote į valstybės duomenų agentūrą ir jums sukurs paskyrą. Tai sukūrus paskyrą, kiekvienas pagal savo teisės, pagal savo prieigos, kokias jums suteiktos, matysite skirtingus projektus. Tai čia dabar aš matau savo projektus. Yra projektų, kuriuos matysite visi, tai pavyzdžiui, kas savivaldybėms labai naudinga, tai valstybės investicijų stebėsena. Mes vadinam valstybės investicijų švieslentę. Tai yra, tiesiog noriu pademonstruoti, kaip pakankamai lengvai duomenys yra prieinami, ta prasme, kad tai yra kuriamos tokios aplikacijos. Jūs retai matysite duomenų lentas, bet tiesiog tokie įrankiai, kur klikinate, spaudžiate mygtukus ir krenta duomenys. Tai va tiesiog, turime dvi programas ir jau po to įvairiausi filtrai, įvairiausias galimybės, šiuo atveju, pavyzdžiui, regionus, einam į regionus ir aš kadangi pati iš Klaipėdos, tai man netyčia iš karto pasispaudė Klaipėda. Aš matau viską, kas yra valdoma šitos programos Klaipėdos regiono plėtros taryboje. Visi projektai. Viską apie projektus. Kiek projektais, kokie yra projektai. Pirmiausia, pagal savivaldybės, kiek pinigų skirta, ar įvyko viešieji pirkimai, ar pasirašyta sutartis, už kiek pasirašyta, kas laimėjo viešuosius pirkimus, kokie yra rodikliai ir vėl Klaipėda netyčia. Ir kaip sekasi įgyvendinti. Tai visa informacija apie projekto vykdymą yra pateikiama projekto kortelė, bet investicijų švieslentė jums yra visiems prieinama. Tai yra, aišku, projekto valdymo skyriui, finansų skyriui, strateginio valdymo skyriui. Tai yra tie duomenys, kurie matosi. Ir dar papildomai yra paskaičiuotas rizikos žemėlapis. Tai kiekvienas projektas, tiesiog užeinu ir matau, kiekvienas projektas pagal rizikos indeksą jis yra vertinamas. Tai va tokie yra projektai pas mus kuriami. Civilinės saugos pareigūnai tikrai žino savivaldybę KPS failų įkelimo programėlę. Taip, tai va čia civilinės saugos pareigūnai vėlgi labai paprastai įkelia savo failus, tai yra duomenys, kurie po to panaudojami kitose projektuose. Tai tiesiog įkelti failą, įkeliama ir yra, kiek čia pas jūsų yra, 16 failų. Tai taip veikia sistema. Arba duomenys paruošiame mes, arba galima duomenys įkelti. Žodžiu, yra daug galimybių. Bet mano tikslas, aišku, šiandien yra pristatyti jums Savivaldos Data Labą. Tai Savivaldos Data Labas vienas iš tų ikonėlių, kurį, jeigu jūs turite prieigą, aš mačiau, kad prieš mokymus jūs daug kas jūsų rašė ir prašė prieigos, tai nežinau, ar mums pavyko greitai jums suteikti. Nereikėtų paskutinę minutę prašyti. Bet Savivaldos Data Labą jūs matysite taip. Va, Savivaldos Data Labas ir tiesiog labai paprastai einame į projektą. Ir dabar jau esame projekte. Dabar manęs paprašė tokį dalyką padaryti. Taip, tai yra erdvė. Kas yra Savivaldos Data Labas? Savivaldos Data Labas yra tokia pati erdvė valstybės duomenų ežere, kur mes valstybės duomenų agentūros grupė, žodžiu, ruošiame duomenis jums, savivaldas, konkrečiai savivaldos uždaviniams atlikti. Tai nėra oficialioji statistika. Oficialioji statistika turi savo eigą, žinote, kur ją rasti ir niekas ten nesikeičia. Bet tai yra problemams, su kuriamis dirba savivalda, reikalingi duomenys. Tai dabar matote, mes turime
civilinės saugos įrankiai. Ir mes skirstome temomis, kad būtų paprasčiau. Tai civilinės saugos pareigūnai labai gerai žino, tai kokias mes turime problemas, nes labai noriu akcentuoti problemai skirti duomenys, nes kai dirbi su duomenimis, duomenys, tos pačius duomenys, gerai paimam švisą, ten yra labai daug duomenų, tai tos pačius duomenys problemai spręsti galima ruošti įvairiais būdais. Plius mes prijungiam kitus duomenys iš kitų registrų. Tai kokios yra problemos? Civiliniai saugoj, kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos. Po to aš detaliau parodysiu kiekvieną, bet ta pati logika. Potvinių rizika, asmenys su negale. Čia jau socialinės paramos skyriai ras visą informaciją, ypač asmenų su negale koordinatoriai, kurie dirba su asmenimis su negale, ras visus duomenis ir jiems reikalingus apie asmenys su negale. Švietimo tema. Švietimo tema vėl. Problema, pedagogų amžėjimas. Skamba ir mes pasiėmėm ir padarėm duomenis. Tai duomenis yra, po to pristatysiu, bet temos kokios. Mokinių netipinė migracija, mokinių lankomumas. Ir bendrieji įrankiai, kurie reikalingi visiems. Tai yra demografija ir pastatai, infrastruktūra. Tai pastatai gyvename ir negyvename. Tai va tokiom temom jūs galite rasti duomenų Savivaldos Data Labe. Dabar klausimas iškyla, iš kur tie duomenys, ar jie čia naujausi, iš kur jie čia patenka į tą problemą. Tai paspaudus daugiau apie iniciatyvą, tikrai skatinu spausti kiekvieną mygtuką, nieko nesulaužysit, pataisysim. Tai kaip tik dabar ieškom, kas ką sulaužė vienoje aplikacijai, bet po to parodysim, bet sutaisysim. Tai čia yra trumpai, kokius mes duomenis pateikėm. Tai pirmiausia, aišku, mums svarbiausia yra akcentuoti jums, kad valstybės duomenų ežere duomenų patikimumas ir nuolatinis naujinimas yra svarbiausi dalykai. Duomenys turi būti iš patikimo šaltinio, tai neturi būti iš kažkienos kokios kolegės stalčio ištrauktas Excelis, jokių būdų, nes jūs nežinote, iš ko jis pagamintas ir kada atnaujintas. Patikimumas, labai aiškiai žinote, iš kokio šaltinio pareina duomenys ir kokio naujumo tie duomenys. Tai va šitoje lentelėje duomenų atnaujinimas mes pateikėm. Pavyzdžiui, asmenų su negalia senjorų aplikacijos atsinaujina kiekvieną dieną ryte. Vadinasi, jūs ryte 9 val. Pavyzdžiui, įėjus į aplikaciją, jūs matysite naujausius duomenys, tuos, kurie yra Antos registre. Tai jeigu žmogus vakar ten atėjo susitvarkė neįgalumą arba neteko, vadinasi, šiandien jūs tą jau matysite. Atsinaujina registras, atsinaujina duomenys aplikacijoje. 2 kartus per savaitę atnaujinamos va tokios aplikacijos. Demografija, garsinės sirenos 2 kartus per savaitę, antradienis, ketvirtadienis. 1 kartą per savaitę netipinė migracija, 1 kartą per mėnesį mokinių lankomumas. Ta atnaujinimą duomenų mes darome pagal problemos logiką iš tikrųjų. Nes turime asmenys su negalia senjorus, jautri grupė labai greitai kinta. Ir dėl amžiaus, ir dėl ligų, ir šiaip turi žmogus negalę, neturi žmogus. Tai todėl mums reikia kuo naujesnius duomenys pateikti. Pavyzdžiui, tokia bus aplikacija apie socialinės pašalpas ir išmokas, kas mėnesį naujinsim, nes nėra prasmės, nes vis tiek mokėjimo ciklas yra kas mėnesį, todėl naujinti kasdien ir naudoti resursus nereikia. Tai būtinai pasižiūrėkite, kada jūsų aplikacija atsinaujina, ta, kurią naudojatės. Duomenų šaltiniai. Surašėme visus duomenų šaltinius, kas yra jų valdytojas ir kokias aplikacijose ką naudojame. Tai matot, pavyzdžiui, pastatų aplikacija. Taip, šaltinis yra aplinkos projektų valdymo informacinė sistema APVA. APVIS tiksliau. Tai valdytojas yra APVA. Ir va taip galite aiškiai žiūrėti, aišku, švietimo aplikacijos yra daugiausia duomenų, nes mes naudojame labai daug iš tikrųjų lentų, spręsdami šitas problemas, tai išsikeltas problemas, tai tiesiog skatinu labai pasižiūrėti, nes jūsų atsakomybė, jūs gal nepastebite tų mažų žvaigždučių, kur rašoma duomenų naujumas ir šaltinis, bet jūs esate atsakingi už tai, kad jūs pateiktumėte nežinau kam. CPVA atsiskaitant už projektą, VRM už projektus atsiskaitant. Jūs esate tie žmonės, kurie atsakingi už duomenų patikimumą. Jeigu ištrauksite Excel iš kažkur, reikės atsekti, iš kur jis pagamintas. Taip, tai daugiau apie iniciatyvą. Ir kitas mygtukas, matote, tikslas Savivaldos Data Lab. Tai yra projektas. Tas projektas, kur aš pabaigoje dar pristatysiu, kur jūs galite rasti jau lentas. Aplikacija yra tas įrankis, kuris jums padeda lengviau pamatyti duomenis, ten yra žemėlapiai, lengviau suprasti. Bet tikrai yra tokių užduočių, kur jums reikia, aplikacijų mes negalim pateikti, labai sudėtinga tos duomenis. Todėl jūs matysite lentas.
jeigu dirbate, o tikrai dirbate su Exceliu, viskas yra nieko čia kitokio. Tiesiog mes turime stulpelius, stulpelių pavadinimai, bet po to, žodžiu, trumpai pristatysiu, ta prasme, kaip dirbti su lentom. Labai paprasta. Taip. Tai turime dvi aplinkas. Aplikacijos, tai yra ant tų lentų duomenų pagaminti analitiniai įrankiai, kuriems reikia tik tai klik ir pasižiūrėti, ką jūs matote. Duomenų lentos yra projekte Tikslas Savivaldos Data Labas. Ten einat į lentas ir analizuojatės. Pavyzdžiui, asmenų su negalia koordinatoriams reikėjo SADMui atsiskaityti būtent už psichikos ir proto funkcinius sutrikimus turinčių žmonės. Tai aplikacijų labai sunku išskirti tą grupę, nes ten tų funkcinių sutrikimų yra 9, bet tada nuėjus į lentas, labai greitai moteris susigaudė, puikiai ten viskas joms pavyko, per 20 minučių ekspertės tapo. Taip, kad neranda duomenų aplikacijoje, skatinu eiti į projektą ir ieškoti duomenų lentos ir tada pasimti duomenis, kurių reikia. Taip, atrodo, viską papasakau. Gal klausimų kažkokių yra, nes tada einam žiūrėti, kas yra tos aplikacijos ir kaip jos pagamintos ir ką jos rodo. Tai pradės nuo civilinės saugos. Gali kilti klausimas, čia pas jūs pakankamai mažai tų aplikacijų. Mes šiaip tai dirbam nuo 24 metų pabaigos. Ta idėja Savivaldos Data Labo atsirado lapkričio mėnesį, tai kiek mes čia nei 2 metų dar nedirbam. Tai praeitų metų tempas buvo vos ne kas mėnesį po aplikaciją, tai buvo toks pakankamai rimtas tempas. Bet šiais metais mes jau esam suplanavę, man atrodo, dar 10 aplikacijų, tai dengsime socialinę sritį, dengsime turtą, dengsime žemės ūkį ir plėsime švietimo duomenis. Taip, tai dabar aš esu kolektyvinės apsaugos statinių, sutrumpina kasų ir priedangų poreikio aplikacijoje. Tikrai žinau, kad Visagino civilinės saugos pareigūnas, ar yra daugiau iš civilinės saugos? Taip. Tai ar naudojate šitą aplikaciją? Tai gerai. Tai kas yra aplikacija? Pirmiausia, kiekviena aplikacija jūs galite pasirinkti ir jūs pirmiausia būsite nukreipiami į savo savivaldybės teritoriją. Tai dabar aš esu Alytuje, todėl kad aš turiu daugiau teisių, bet jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, iš Birštono, tai mane iš karto nukreiptų į Birštoną. Tai šita aplikacija pagaminta ant duomenų, kuriuos įkėlė savivaldybės. Tai va ten į EKPS-us, kur keliate, tai šičia yra tie failai, priedangos ir kasai paimti ir čia tiek, kiek jūs įdėjote duomenų, tiek jūs matote. Neįdėjote, vadinasi, savivaldybė nematys savo duomenų. Kodėl tai yra naudinga savivaldybei? Todėl, kad pagal vyriausybės nutarimą apskaičiuoti, kiek savivaldybei reikia planuotis kasų ir priedangų, yra štai tokia formulė. Čia reikia kiek šaltinių? 1, 2, 3, 4 skirtingų registrų šaltinių. 4 skirtingų registrų duomenų. Tai ką reiškia? Savivaldybė turėtų turėti priėjimą prie įvairiausių registrų, kažkokiu būdu gauti tas lentas, kažkur persikelti, susijungti, čia neįmanoma iš tikrųjų, nes yra šifruoti duomenys ir paskaičiuoti. Tai mes šitą uždavinį pasiėmėm, nes, kaip ir sakiau, duomenų ežeras suteikia tokią galimybę ir mes paskaičiavom už kiekvieną savivaldybę. Pagal vyriausybės nutarimo formulę. Tai dabar gaunas, kad Birštono savivaldybė yra šiai dienai virš 4000 gyventojų. Duomenys naujinasi 2 kartus per savaitę. Kolektyvinės apsaugos statinių suplanuota yra 10 ir gyventojų skaičius, kuriam reikia planuotis, yra 1615 pagal tą formulę. Reikia susiplanuoti tokį plotą pagal vyriausybės nutarimą, savivaldybė suplanavo daugiau. Tas pats yra su priedangom. Yra paskaičiuota labai konkrečiai, kiek turi būti pagal vyriausybės nutarimą. Paieškokim savivaldybės, kuri netaip puikiai viską padarė. Radau. Biržai. Tai matote, trūksta labai nedaug, bet trūksta priedangų iki vyriausybės nustatyto reikalavimo išpildymo. Kas dar matosi? Kas yra naudinga? Kiekvienoje mūsų aplikacijoje yra žemėlapis. Savivaldos Data Labo pagrindinis pliusas yra tas, kitaip negu oficialioji statistika, jūs negaunat vieno skaičio visai savivaldybei. Jūs gaunate viduj savivaldybės galimybę pasižiūrėti šiuo atveju taip, kiek yra, kaip išsidėstė tos priedangos ir kasai, kurias savivaldybė suplanavo. Ne šiaip skaičius, 26 atrodo gal ir neblogai biržams, bet matome teritorijos, kur jų nėra. Matome teritorijos, kur jos ten sulipė vienas ant kito. Tai tas tolygumas, ta žemėlapio, galimybė pasižiūrėti žemėlapį, jinai visą laiką duoda gilesnį supratimą ir tokį aiškesnę duomenų interpretaciją.
galimybę pasižiūrėti apie kiekvieną kasą ir priedangą, kokius duomenis savivaldybė įkėlė. Tai čia yra jūsų duomenis ir galite visą tai taip pat matyti. Galite pasirinkti kelias priedangas ir kelias kasus ir analizuoti. Ką mes padarėme toliau, nes tai uždavinys yra labai sudėtingas. Šiaip tai suplanuoti ir mes visi esam civiliai, taip šitoje valstybėje tai mums svarbu yra tas civilinės apsaugos infrastruktūra, kad jinai būtų tolygiai pasiekiama visiems. Tai mes žemėlapį apskaičiavome, matote raudoni ir žali koriukai kažkokie. Tai čia yra gardelės. Kiekvienoje gardelėje, matote, yra paskaičiuota, kiek gyvena žmonių. Va čia, kaip sakiau, agreguoti duomenys pagal gardelę. 150-150. 13 žmonių, 1 žmogus, 6 žmonės, 13. Visą teritoriją, kur gyvena žmonės, mes suskirstėme į tokias zonas. Ir vienas nuspalvinam žaliai, kitas raudonai. Žaliai nuspalvintos zonos yra tos, iš kurių žmonės per 4 minutės pėsčiomis pasieks artimiausią priedangą. Per 4 minutės tiek turime laiko pagal ukrainiečių patirtį pasiekti artimiausią priedangą, kai gauname signalą, kad kažkas įskrido į mūsų teritoriją. Raudonos zonos yra tos, kur žmonės nespėja pasiekti suplanuoto artimiausio statinio per 4 minutės pėsčiomis. Tai jau civilinės saugos pareigūnai mato visai kitokį vaizdą, nei, pavyzdžiui, 26 kasai, 27 priedangos. Jau mato ir gali analizuoti teritoriją, kur trūksta. Taip. O kokia savivaldybė? Alytaus rajonas gal? Ai, Mažeikiai. Po to pasitiksrinsim. Gerai, tai žinokit, gali būti, mes jau nuo vakaro pradėjome jausti kažkokius trikdžius, iš tikrųjų, tai sakau, arba kažkas sugadina mūsų demografinę aplikaciją, arba kažkokie trikdžiai. Bet tada vis tiek įrašas lieka, aš matyt turiu daugiau teisių ir... Jūs matot pas save, kad kažkur kažką nematot, vat ką Reda rodė, pirmam puslapį, kurį jūs matot, yra ta prasme irgi informacija pasidalinti apie vertinti Data Labo aplikacijas. Rašykit čia mums įkrys, mes tada žinosim, nes mūsų teisės yra kitokios. Jeigu jūs matot kitaip, parašykit, mes žinosim, tada mes greičiau spręsim tą problemą. Ir jeigu jums nesudėtinga, parašykit ir savo paštą, jeigu nors mes čia pagal vartotoją matysim, tai bent jau kažkokį feedbackų jums irgi parašyti. Tai va, nes šiaip tai mes kiekvien turime savo testinius vartotojus, tą, ką mato savivaldybės, bet šiandien nepatikrinau to, tai kaip ir sakiau, gerai, kad daromas įrašas, žodžiu, matysite, ką turite matyti, realiai. Tai raudonas teritorijos, taip, tai raudonas teritorijos kaip ir indikuotų sekantį žingsnį šitame analitinėme uždavinyje, mes kiekvieną tą problemą vadinam analitiniu uždaviniu, kad juose trūksta infrastruktūros. Kadangi mūsų duomenų ežeras suteikia galimybę jungti tarpusavėje kitus duomenis labai paprastai ir mes čia turim nekilnojamo turto registro duomenis. Iš NTR, nekilnojamo turto registro, mes paėmėme mūrinius pastatus, kurie turi požymius, kurie yra tinkami priedangoms ir plus jie turi rūsius. Tai mes užsidedam tiesiog dar vieną sluoksnį, tai yra NTR, tai yra mūriniai pastatai su priedangomis. Ir jau mes matom kitą vaizdą. Taip, tos raudonos teritorijos, kur iš karto toks instinktas būtų, čia reikia dar priedangų arba reikia kasų. Bet dabar mes matom, kad čia yra labai daug namų, kuriuose yra rūsiai ir kuriuose gyventojai gali slėptis. Tai vat, ką aš noriu pademonstruoti iš tikrųjų to, kad turint duomenų ir turint galimybę tos duomenys jungti, uždavinių sprendimas yra visai kitoks. Jis yra lengvesnis, aiškesnis ir paprastesnis. Tai ką mes dar esam kiekvienam pastatui mes iš tikrųjų dar esam paskaičiavę ir rūsio talpumo. Tai yra atmetus tame name registruotus gyventojus, civilinės saugos pareigūnas gali matyti, kiek papildomai žmonių ten gali slėptis. Tai turint gardeles, taip matom 2 žmonės, 8 žmonės, 11 žmonių ir čia yra toj gardeliai 4 pastatai. Tai mes turime dar duomenis ir apie tai, kiek papildomai tose namuose gali slėpti žmonių. Tai va,
toksai priėjimas, tokia galimybė jungti duomenis ir turėti matymą iš visų kampų, o ne tik tai Excel'yje 2 skaičius, jis daro visai kitokį sprendimų priėmimą. O jūs esate tie žmonės, kurie ruošia duomenis sprendimų priėmėjams. Po to jau mes nedalyvaujam. Politikai priima sprendimus, tarybos, bet paruošti tinkamai duomenis ir jiem parodyti, tai yra iš tikrųjų mūsų pareiga, kad jie matytų viską iš visų pusių, nes jie sprendimą priims bet kokiu atveju, remiantis ar nesiremiant duomenimis. Bet mūsų tikslas yra jiems pateikti kuo daugiau duomenų. Tai tokia yra kasų ir priedangų aplikacija potvinių rizikos. Ir ką noriu pasakyti, potvinių rizikos sirenų aplikacijos gimė po to, kai savivaldybės mūsų to paprašė. Parašė ir sako, žiūrėkit, ateina potviniai, mūsų prašo labai daug duomenų. Rajono savivaldybė viena, ar galite, ar pas jūs yra galimybių? Yra galimybių ir kadangi tai yra uždavinys praškai visoms savivaldybėm, ne visos susiduria su potviniais, bet didžioji dalis, tai jie prašė labai paprastai. Jie prašė iš aplinkosaugos agentūros paimti tą žemėlapį, kur yra 3 scenarijai potvinių. Mes jį paėmėm, ta prasme, mes turime potvinių teritorijas. Gerai, čia yra Kaunas, pažiūrėkim Klaipėdą. Tai kiekviena savivaldybė turi savo nacionaliniu mastu nustatytą tas 3 potvinių scenarijus, gali pasirinkti, kokio jiems reikia ir kokie rodikliai. Kokie su potviniu susiję rodikliai yra svarbiausi. Matyti teritoriją, matyti, kiek gyventojų gyvena toje teritorijoje, kiek yra pastatų, kiek iš jų gyvenami, negyvenami ir kiek yra pažeidžiamų grupių gyvena šitose teritorijose. Nes tai yra fokusas. Pagdas, priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba, savivaldybių civilinės saugos skyriai. Tokių duomenų reikia. Ir pagal adresą paskaičiuota, kiek gyventojų. Tai mes tą ir padarėm iš tikrųjų. Yra potvinio teritorija, yra pastatai, kur taškeliai, tai mums nepavyko pastato, sakykime, formas nustatyti pagal duomenis. Ten, kur pastatai yra su forma, vadinasi, yra pakankamai duomenų, mes galime nustatyti. Tai matote, tik kampukas, bet savivaldybė sakė, mums reikia ir kampuko. Jeigu tik kampukas papuola, vis tiek tas pastatas turi įeiti į teritoriją. Ir gyventojus, bet kas dar yra labai svarbu, praškai visose aplikacijose ten, kur reikia, mes duodam ne tik tai galimybę vėlgi problemos bendrą mastą matyti, jūs turite galimybę pasirinkti viduj teritoriją. Ir dabar aš, pavyzdžiui, pasirenku, man Klaipėdos miesto savivaldybė kažkokius Danės kairius pylimus kažką ten paraišką rengia, žodžiu. Ir jiems reikėjo labai konkrečiai, tik tai labai konkrečioje vietoje, ne visoje potvinio teritorijoje, žodžiu, sakykime, šičia tos pylimus jie. Pasirenku tą teritoriją, man viskas persiskaičiuoja pagal pasirinktą teritoriją. Tai toksai funkcionalumas yra asmenų su negale aplikacijų, senjoro aplikacijų, jūs galite pasirinkti viduj. Sakykime, projektų valdymo skyrius, strateginis skyrius planuoja, tvarko parkus, tvarko kiemus, tvarko, parkingus įrenginėja. Kokie ten yra pagrindiniai, kad stumtųsi tas namas ar ta teritorija į viršų? Ar gyvena senyvo amžiaus žmonės, ar gyvena pažeidžiamų visuomenės grupių asmenys, ar gyvena vaikai. Tai jūs pasirinkę tą teritoriją, dažniausiai visi rodikliai persiskaičiuoja ir jūs galite daryti sprendimus, remiantis duomenimis, nes jūs jau turite, kiek konkrečioji toj teritorijai yra. Tai, pavyzdžiui, 471 gyventojas šitose pastatuose, 14 iš jų yra su negale, 44 yra 65+. Tai tokios yra galimybės iš tikrųjų ir visose, kaip ir sakiau, aplikacijose, ten, kur yra toksai poreikis skaičiuoti, jis ir paskaičiuojamas. Tai nežinau, kiek aš laiko turiu, bet jaučiu. Tai gerai. Švietimo tema. Švietimo tema, kaip ir sakiau, šiais metais mes esam suplanavę 4 papildomas aplikacijas ir kokios tai bus temos. Pažangumas mokinių. Mes turime TAMO dienyną, mes turime nepilnus kitus dienynus, ne visos mokyklos, ta prasme, ne visų mokyklų dienynai integruoti, bet jau kiek turim, tiek turim. Mes negalim labai įtakoti, labai stengiamės, bet negalim įtakoti, kad duomenys būtų teikiami į VDVISą. Tai galite padaryti jūs. Tai pažangumas, mes turime pažymius. Mes turėsime, nes su ANAŠA bendrauja, mes turėsime tarpinių patikrinimų duomenis. Mes galėsime tikrinti ne tik tai brandos, dabar mes brandos egzaminų duomenis turime, bet mums reikia pupos, mums reikia 4 klasės, mums reikia 8 klasės. Todėl, kad reikia Akmenės, man atrodo, savivaldybei švietimo skyriaus vedėjas sakė, mums reikia žinoti, kaip tas vaikas keliauja ir kaip, ta prasme, pažymiai yra pažymiai.
pasidarėm tokią mažą analizę ir matom, kad mažiau negu pusė, bet labai arti mokyklų pažymiai metiniai netitinka lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatų. Pažymiai metiniai yra žymiai aukštesni negu egzaminų rezultatai. Ką tai reiškia? Truputėlį kelia pažymis. Apie lietuvių kalbą kalbu tik tai, konkrečiai žiūrėsim kitose dalykuose. Tai pažangumą žiūrėsim. Pateiksim visus kokius įmanomus duomenis, turime apie pažangumą, galėsite pasirinkti, ko jums reikia. Neformalus ugdymas, kiek mokinių iš vienos savivaldybės važinėja į kitą savivaldybę, čia yra miestų savivaldybėms aktualu, nes tai yra ir mokamos sutartys sudaromos tarp rajono ir miesto savivaldybių. Žodžiu, ir kaip mes dirbame švietimo srityje? Tai kaip ir sakiau, mes visą laiką stengiamės, kiek mums leidžia mūsų apsaugos pareigūnai, pateikti kuo detalesnius duomenis. Tai, pavyzdžiui, šitoje aplikacijoje galima pasižiūrėti pagal savivaldybę, galima pasižiūrėti pagal dalyką. Pavyzdžiui, toje savivaldybėje bendrai lietuvių kalbos mokytojų mediana amžiaus yra 56 metai. Čia viskas labai neblogai dar iš tikrųjų Alytaus miesto. Jeigu, pavyzdžiui, paimkime Joniškio rajoną, nežinau, bet šiaip pasižiūrėti. Irgi neblogai, 57 metai. Žodžiu, buvo savivaldybių, kur, pavyzdžiui, matematika 68 metai, mediana. Tai ką tai reiškia? Tų mokytojų, kiek ten per tą savivaldybę? 10-20 bus, bet tai jie jau praškai visi virš pensinio amžiaus. Tai šita problema yra kokia? Pedagogų amžėjimo. Jūs matote, kiek yra pedagogų savivaldybėje, kokia amžiaus mediana. Mediana nėra vidurkis, pasižiūrėkite, ką tai reiškia, bet tai nėra vidurkis. Kiek yra bendrojo ugdymo mokyklų? Kiek pedagogų skaičius ir procentinė dalis arti pensinio amžiaus ir kiek jau pensinio amžiaus. Ta pačia tiesiog bendras grafikėlis istorinis, kaip keitėsi amžiaus mediana savivaldybėje, galima lygiti su Lietuva ir pagal dalykus. Čia, man atrodo, mūsų komandai bent jau pasirodė labai svarbus momentas, kad mokytojų turi visi mokytojų pritraukimo programas, bet tai kokių mokytojų ieškoti, kokių dalykų. Tai yra labai sudėtinga. O kai tau paskaičiuojamas bendras, pavyzdžiui, savivaldybės, po to žiūrėsi mokyklos yra tas pats lygmo, tada jau gali daryti išvadą. Švietimo skyriai jau mato, pas mus prastėja, pavyzdžiui, kažkokia amžius fizikoje. Pradedame ieškoti fizikos mokytojų, nes procesas užtrunka, pinigus susiplanuoti reikia ir taip toliau. Galima matyti pedagogų pagal amžiaus grupės, istoriškai kaip kito, nuo 2001 mes įdėjom duomenis, gal jie yra ir senesni, ta prasme yra senesni, bet jie jau patikimesni nuo 2001. Kiekvienas pagal save galite pasirinkti, kaip vizualiai, intuityviai skaitote grafikus, kas patogiau, kaip kas mato. Man šitas yra patogiausias, mano kolegė kitas yra, bet tiesiog įdėjom visas galimybės, todėl kad mes visi skirtingi. Ir mokyklų lygmuo. Savivaldybės lygmuo yra vienas, bet yra mokyklų lygmuo, kur mes galim tada žiūrėti konkrečiai pagal mokyklą tą pačią informaciją, tos pačius duomenis. Ir mes dar įdėjom tokį, mums, kadangi galime, tai įdėjome, kiek į tą mokyklą mokytojų važinėja, pavyzdžiui, iš kitų savivaldybių. Tai iš Joniškio rajono savivaldybės yra didžioji dauguma, bet 2 mokytojai iš Šiaulių miesto. Tai tokie duomenys yra anonimizuoti, jie yra netgi triukšminti, tai nėra gyvenamoji vieta, mes jokių būdų neskleidžiam mokytojų gyvenamosios vietos, tas taškas, jeigu jūs pritrauksit, visi taškai truputėlį pastumti į kažkurią pusę vienodai. Jokių būdų mes neskleidžiam mokytojų gyvenamosios vietos, bet parodom, iš kur mokytojai atvažiuoja į tą mokyklą. Ir jūs taip galite matyti. Yra mokyklų, kur duomenų neteikia. Tai čia irgi, kadangi mes, suprantat, skaitmenizuotis pradėjom šiaip tai prieš kokius 3 metus normaliai. Ir savivaldybėse tas pats informacinės sistemos, kuriasi duomenys renkam. Tai po truputį švarėja, tvarkingėja tie duomenys ir mes jau tada galime daryti analitiką. Taip, pedagogai. Turime netipinės migracijas aplikacija. Irgi labai įdomi. Ta prasme, kodėl pateikėme duomenys švietimo skyriams. Vaikas galėjo, pavyzdžiui, yra 7 klasė, 8 klasė, jis natūraliai turi pereiti toj pačioje mokykloje, bet kažkodėl yra matom migracija iš tos mokyklos į kitas mokyklas. Situacija, kai tėvai išsikrausto, ten yra įskaičiuota, mes tokių nežiūrime, bet esmė yra tame, kad mes tiesiog rodom irgi klasės lygmenių, mokyklos lygmenių, kiek vaikai iš kokios mokyklos, kur migravo netipiškai. Tai čia galbūt aplikacija yra, ne galbūt, bet yra
tokia indikacija švietimo skyriams arba tai mokyklų vadovams, gal kažkas yra blogai, gal kažko trūksta, gal rajone atsirado kažkokia labai kietas mokytas matematikos ir dabar visi tėvai žino ir keliauja, veža vaikus į tą mokyklą. Žodžiu, jūs turite duomenis indikuoti apie kažkokį procesą. Tai labai skatinu pasižiūrėti mokinių lankomumas, kaip mokiniai lanko pamokas. Vėlgi, savivaldybės lygmenių, mokyklos lygmenių, klasės lygmenių. Tai aišku, ten 9-okai, 12-okai, ten visai kitokia situacija negu kokiuose 4-okuose. Taip. Mokyklos lygmenį, ta prasme, jis matys iš kokios mokyklos į kokią mokyklą. Taip. Bet jeigu tai bus ta tipinė migracija, pavyzdžiui, aš gyvenau Klaipėdoje, persikeliu į Vilnių, tai manęs nerodys. Bet jeigu yra ta, nes mes esam uždėję, kiek čia kilometrų reikia pasižiūrėti, Va. Darom prielaidą, kad jis tiesiog persikėlė į kitą miestą gyventi su tėvais, 20 arba 25 kilometrai. Kitas dalykas, tipinė migracija mes laikom dar tą, kada iš mokyklo, pavyzdžiui, jinai turi 10 klasių ir vaikas išeina į 11 klasę į kitą mokyklą, tai yra irgi tipinė. Bet jeigu mokyklo iš 8 klasės išeina į kitą mokyklą, nors mokyklo turi 9 klasę, tai jau mes laikom netipinę, nes jis ir galėtų mokytis ir toliau šitą mokyklą, bet vis tiek jie palieka ir išeina kažkur kitur. Va čia yra tas momentas, kurį klausėte. Aplikacijoje to nerasite, todėl kad tai yra, ta prasme, problema yra, mes eliminuojame tipinės migracijas ir to jūs nematysite. Dabar nesu tikra, ar mes duomenyse esam palikę per aplikacijos lygmenį, bet kokiu atveju, pildant švietimo duomenys, jau čia yra darbas su lenta. Jūs einate į savo mokyklą ir jūs tada stebite tos mokyklos lentoje, duomenų lentoje, kur pradžioje sakiau į projektą eiti, yra daugiau duomenų negu pateikiama aplikacijoje. Va ten ir būtų galima paieškoti tų tipinių atvejų. Bet kaip ir sakiau, mes turime problemą ir eliminavom. Tipinės mes eliminavom, tai vadinasi, šitoj aplikacijoje ir šitam duomenų rinkinėje jūs greičiausiai nerasite, bet rasite kitose bendrose duomenų rinkiniuose tą informaciją. Nes švietimo ir bendrai, šiaip tai Data Lab'e tai yra asmens lygių, dažniausiai, pavyzdžiui, asmenų su negale, viena eilutė, vienas žmogus. Jis yra šifruotas, jūs niekaip neatspėsite, kas jis, kur jis ar nieko, bet tiesiog jums analizė tai yra svarbu žinoti, kad jūs galite stebėti. Taip. Tai sakiau, mes pasiėmėm tą problemą dar tarp miestų ir rajono, Pavyzdžiui, yra Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas. Tai palei Palangos plentą, praškai, gyvena klaipėdiečiai, kurie vaikus veda ir Klaipėdos mokyklas. Ir tada prasideda. Turim anekdotą netgi tokį, kad Klaipėdos rajone, žinokit, yra gyvenvietės, kuriuose gyvena vieniši vyrai. Todėl, kad duomenys tą rodo, nes mama su vaiku tai registruoti mieste, nes jiems reikia mokyklos, o tėčiai pasilieko ten už plento. Tai turim gyvenvietės vienišų vyrų, jeigu reikės, nurodysiu. Tai va tokie, taip duomenys parodo, ta prasme, mūsų kažkokius procesus, taip mes matome duomenyse, labai įdomu. Tai mokinių lankomumas, vėlgi, kiekvienoje aplikacijoje rasite tos teminius, temai, problemai paraštus duomenys, bet yra labai daug bendrų duomenų. Mokinių skaičius, mokyklų skaičius, pedagogų skaičius, pagal klases vaikų skaičius, žodžiu, įvairiausių duomenų, tai skirkite laiko, stebuklų nėra, reikės skirti laiko, tikrai reikės pasižiūrėti kiekvieną ką mes paruošiame, kiekvieną raidelę paskaityti, kad žinotumėt, kad teisingai interpretuojate duomenis, bet visa tai yra padaroma. Kaip ir sakiau, asmenų su negale koordinatorės dabar yra ekspertės iš tikrųjų duomenyse. Taip, bendrieji įrankiai. Tai bendrieji įrankiai, kaip sakiau, yra pas mus deklaruoti gyventojai ir pastatai. Deklaruoti gyventojai.
Labai gaila, bet trikdžiai vis dar neišnyko. Gaila, bet nieko tokio. Deklaruoti gyventojų yra aplikacija, kurioje jūs rasite demografinius duomenis savo. Matote, bet mes dirbam su deklaruotais gyventojais. Gyventojų registras mums pateikia deklaruotus gyventojus. Faktinė gyvenamoji vieta vis dar yra tokia paslaptis mūsų valstybėje, labai sunku ją nustatyti, bet mes dirbame. Bet deklaruoti gyventojai. Prisideklaravo, išsideklaravo, viskas juda. Prisiminkit, 1 kartą per savaitę, 2 kartus per savaitę atsinaujina duomenis. Tai kiek yra bendrai, kiek yra, kur mes esam, Anykščiuose, kiek yra deklaruotų gyventojų ir dabar dar noriu pasakyti vieną momentą. Jeigu kažkas žino Anykščių gyventojus, iš karto klausimas, kodėl čia tiek daug, nes šiaip tai būna žymiai mažiau. Todėl, kad čia yra deklaruotų gyventojų skaičius, oficialioji statistikoje jūs pripratę matyti nuolatinį gyventoją. Tai yra statistikai apskaičiuojamas skaičius. Jis turi metodiką. Oficialioje statistikoje paskaitykite, kas yra nuolatinis gyventojas, jis atnaujinamas yra sausio ir Liepos mėnesį. Tai yra 2 skirtingos kategorijos. Deklaruoti gyventojai juda, atsinaujina registras, atsinaujina pas mus duomenis. Nuolatiniai gyventojai jų yra visą laik mažiau, todėl kad ten eliminuojama kai kurios mini migracijos. Pavyzdžiui, žmogus įvažiavo į Lietuvą, ten pabuvo 3 mėnesius, išvažiavo, jo neliko, jis nepapuola į nuolatinius gyventojus. Todėl deklaruotų gyventojų visą laiką bus daugiau. Tai 2 kategorijos, tą žinokite apie demografiją. Tai ką mes padarėm, kai pataisysim tą aplikaciją arba baigs mūsų atakuoti kažkas, matysite visą savivaldybės teritoriją suskirstytą pašto kodais, tokio mini teritorijom, kur paspaudus vėlgi, kaip ir tas pasirenkamas, įrankis, galite apsibriežti. Tai jūs paspaudus kažkur viduj, Anykščiuose, Anykščių miestas tikrai turės kažkokius mini teritorijas, visi rodikliai persiskaičios. Ir mes jums pateikėm medianą, mes pateikėm pagal amžiaus grupės, bet pateikėm ir pagal metus. Palei metus kiekvieną, kiek yra gyventojų. Kodėl tai padarėm? Todėl, kad švietimo skyriui reikia skaičiuoti, kiek tų bus primokų, kiek aštuntokų, kiek ten dar kažkokios klasės. Ten socialiniai paramai reikia sveikinti, pavyzdžiui, 100-mečius. Ir jūs turite tokius duomenis. Šiaip tai Anykščiuose yra 5 žmonės, kurie šiais metais jau suėjo 100 metų. Žodžiu, įvairiausios galimybės, lankstumas, mes žinome labai gal nedidelę dalį jūsų problemų, bet mes savo aplikacijas ruošiam ir norim įdėti kuo daugiau lankstumo, tiek kiek mums leidžia, kad jūs galite pasižiūrėti viską, ko jums reikia. Jaunimo analitiką įdėjom atskirai, todėl kad tai yra 14-29 metų amžiaus grupė ir jai viską reikia skaičiuoti visus rodiklius. Sunku jaunimo koordinatoriams, iš tikrųjų, jie neturėjo tokių galimybių, tai mes įdėjom atskirai. Ir pildysim. Jau dabar atėjo Švietimo reikalų tarybos agentūros, man atrodo, persivadino, kiek iš jų yra ūkininkų, kiek yra užimti, kiek yra bedarbiai, kiek yra įvairiausių požymių. Tai skaičiuosim, tiesiog įdėsim čia papildomai, nes labai sunku apskaičiuoti savivaldybės darbuotojų tokį amžiaus rėžį ir ten kiek visko yra viduj. Užsieniečiai pas mus, todėl kad iš gyventojų registro ateina toks požymis, užsienio pilietis ir yra valstybė, iš kokios jis yra. Ir labai gaila, bet pašto kodai tos mini teritorijos mus parodytų, pavyzdžiui, kad yra pašto kodų, kur užsieniečių, vis tiek prie uosto reikia grįžti, nes čia, tai matote, užsieniečiai yra raudonai, kitos pilietybės, taip, lietuviai yra žaliai, matosi jų daugėja. Ir mes galime pasižiūrėti netgi kiekvieną kortelę, taip, kiek yra Ukrainos, pavyzdžiui, kaip pasiskirsto pagal amžiaus grupės šitie žmonės, kurie deklaravo gyvenamą vietą Klaipėdai dabar, kokia istorija yra, mes įdėjom lytį, vyras, moteris, todėl kad tai yra 2 esminiai dalykai. Jeigu mediana yra apie 40 metų ir tai yra vyras, tai yra kas? Tai yra darbuotojas. Tai yra imigrantas, darbuotojas, vyras. Bet jeigu yra, pavyzdžiui, ir moterų šeimos, žodžiu, yra, tai mes turime jau kitokią situaciją. Bet paimkim, pavyzdžiui, akivaizdu, taip, 39 metai ir Klaipėdai praškai vieni vyrai. O jeigu dar paimsime kokius Indoneziją, tai tada jau klausimų visiškai nekils, pabėgo. Kirgizai, gal irgi kirgizai bus. Tai žodžiu, praškai 38 metai, vyrai, mes turime darbuotojus. Ir tie darbuotojai yra atvaizduojami žemėlapyje. Ir kodėl mes įdėjom žemėlapį, jūs ten įrašui palieku tiesiog informaciją, kai kurie pašto kodai bus ne žali, o raudoni. Tai reiškia, kad daugiau negu 15% šitame pašto kode jau yra užsieniečių.
Ir labai aiškiai matos, pavyzdžiui, pagal uostą yra daug tokių pašto kodų, ką tai reiškia. Nu, tai reiškia, yra kažkokie ar namai nupirkti, ar būtai, kur yra tie žmonės priregistruoti. Ir vat mes matom teritorijas. Iš karto žiūriu mane, švietimo skyrius, socialinės paramos skyrius, jau turi indikaciją, kad ten yra civilinė sauga, nu, ne civilinė, bet viešosios tvarkos skyriai, jau turi indikaciją kažkokią, kad va tose teritorijose gal kažką reikia planuoti. Taip. Jo. Negrįžę, čia yra deklaruoti gyventojai. Šitą temą mes jau turim 3 kartus buvom paprašyti ir pradėsim tą daryti. Pasimsim Migrė duomenis, ko jūs prašote. Jūs prašote turintis, kaip ten, nenolatinę gyvenamą, kas dirbate su tais duomenim, galite, žodžiu, darbo leidimą turintis. Išskirti žmonės, kurie turi darbą, nes mes turime studentus, mes turime šiaip užsieniečius, kurie Lietuvoje, ta prasme, kitais pagrindais gyvena. Tai šitą temą pildysim. Ir kai papildysim temas, papildysim informaciją, mes esam pasiruošę, žodžiu, startuosim su svetainė, ten rasite visą informaciją, visas naujovės, kas bus atnaujinta. Šiai dienai tai yra deklaruoti gyventojai, kurie nurodė savo, prisideklaruojant, kad tai yra kitos pilietybės žmonės. Taip. Kai pasimsim Migrė duomenis, žiūrėsim, analizuosim, kas ten yra ir išspausim iš jų viską, ką galim. Taip dažniausiai darom. Tai va, tai taip greitai perbėgau iš tikrųjų per mūsų aplikacijas, dabar aš dar turiu kažkiek laiko, aš noriu parodyti jums, tą, kaip sakiau, darbą su lentomis. Taip, nueinat į projektą. Gerai, čia įrašai vis tiek galėsite atsisukti. Einat į projektą ir jūs matote, taip, modulis. Aplikacija, tarsi, kolega rašo modulis, o iš tikrųjų tai aplikacijai paruošti reikalingi duomenys. Čia sudėti. Ir reikim į pažeidžiamas grupės, kadangi aplikacijos nerodžiau. Jūsų tikslas yra aplankas datasetai, tai yra duomenys. Ir jau matome lenteles. ASN tai yra asmenų su negale, prijungtos geoerdviniai duomenys. Truputėlį kartais nedraugiški tie klientam, užrašai, bet programuotojai vis tiek turi savo taisyklės. Tai dabar einu į asmenų su negale duomenų lentą. Tai yra duomenys, iš kurių paruošta aplikacija. Čia yra jų daugiau negu aplikacijoje. Todėl kai kurios labai gerai, kolegė paklausė klausimą ir iš karto paaiškėjo, kad aplikacijų tokių duomenų neis surasti, bet čia eis. Tai jūs atsidarė lentą konkrečią, nes aš sakysiu lentą. Tiesiog duomenų lentelė ir duomenų rinkinys per ilgai. Ką jums svarbiausia reikia pasižiūrėti? Update'as, taip, kada atnaujinta. Kaip ir sakiau, labai svarbu, šiaip tai visą laiką prie duomenų kultūringa parašyti šaltinis ir kokia data yra duomenų, kad būtų atsekamumas. Kada update'inos, jeigu matysit, kad čia yra jau kokia 1 arba 2 dienos, rašykite datalab@stat.gov.lt, kažkas palūžo, neatsinaujina, nes aplikacija turi atsinaujinti kiekvieną dieną. Kolumn stulpeliai, vadinasi, čia yra, šiaip visus stulpelius galite matyti taip, bet galite matyti ir taip, patogiau vienoje vietoje. Tada jums lengva įsivertinti, ar tikrai tie duomenys, kuriems reikalingi, ar jūs tikrai čia pataikite. Ir kiekvienas turi aprašymą, kiekvienas stulpelis turi savo aprašymą. Tai savivaldybės pavadinimas akivaizdu, bet pavyzdžiui, čia individualios pagalbos. Gerai, mes atsidarom ir matom, apie ką šitie duomenys yra šitam stulpelį. Tai būtinai visą laiką, ir kad duomenys mėgsta tikslumą. Kad jūs nespėliotumėt, apie ką čia yra, nes visi galima atspėti skirtingai, bet tiksliai, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, ASM iki 18M. Niekada nespėsite, kas čia yra, nebent paskaitysite, kad tai yra ar su asmeniu tame pačiame adrese deklaruotas asmuo iki 18 metų. Mes, kadangi turim tokią galimybę, mes galim patikrinti. Mes turime adresą asmens su negale ir mes tikrinam, ar su juo tam pačiam adrese yra registruotas vaikas, ar su juo registruotas suaugęs, ar senyvo amžiaus žmogus, ar jie patys turi negalę. Ir tada
tai nėra labai tikslus, bet tai vis tiek yra pamatuotas spėjimas, ar tas žmogus yra vienišas ar ne. Tai va civiliniai saugai, sprendžiant evakavimo klausimus, tai yra esminis dalykas. Ar tas žmogus turi pagalbą namuose, jeigu ten gyvena du senukai, abudu su stipria negalia, nu tai vadinasi tikrai jie neturi pagalbos. Bet jeigu gyvena sveikas suaugęs žmogus, tai jau visai kitas priėjimas. Taip, tai tada būtinai pasižiūrim, ką mes čia turime, kokius mes turime duomenis, tai va duomenis yra apie visus funkcinius sutrikimus. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, įrašas tam stulpelį, taip, vadinasi, jis turi. Jeigu nėra, nėra nulis, tai vadinasi, jis neturi tokio sutrikimo. Tai pirmiausia, jeigu mums reikia filtruotis, pirmiausia, ką jūs visi turite padaryti atėję į kažkokią lentą, pasirink savo savivaldybę. Taip, nu nebent jūs domitės kitą savivaldybę. Filtravimas per lentelę yra labai paprastas vėlgi. Spaudžiam tiesiog viršui, mums atsidaro apačioje lentelės stulpelio statistika. Ir mes čia turime labai daug visokių duomenų, bet jūs koncentruojatės į ką? Pirmiausia, koncentruojatės va į šitą value. Man gal reikėjo lietuviškai, bet suprasit. Reikšmės stulpelį. Taip, tai ką rodo? Šitam stulpelėje yra 60 skirtingų reikšmių. Nu, logiška, ne 60 savivaldybių. Gali būti 3 skirtingos reikšmės. Tai nebus, kad viena savivaldybė vieną kartą paminėta. Tai reiškia, skirtingų reikšmių yra tam. Tai mums gerai, jau, pavyzdžiui, man kaip analitikai, gerai, čia klaidos nėra. Jeigu būtų 61, aš jau ieškočiau klaidos, iš kur dar viena savivaldybė atsirado. Mes turime savivaldybės, taip, ir joje, va, skaičius, tos reikšmės skaičius reiškia, kiek yra kartų, nu, sakykime, kiek eilučių yra Vilniaus miesto savivaldybėje. Šitame rinkinėje viena eilutė yra vienas žmogus, vadinasi 39 944 žmonės Vilniaus miesto savivaldybėje šiandien yra asmenys su negale. Gerai, pasirenkant kažkurią savivaldybę, Šiaulių miesto tiesiog kairysis klavišas, taip ir keep, nes aš noriu tik tai Šiaulius pasirinkti. Tai va taip va mes išsifiltravom. Buvo visos Lietuvos, pasirinkom vienos savivaldybės. Viskas. Dabar žiūriu seniūnijų stulpelį, vėlgi. Dabar žiūriu, yra 3 seniūnijos. Taip, aš vėl galiu filtruotis pagal seniūnijas. Jeigu aš gavau, pavyzdžiui, užduotį, manęs paprašė, ar prašau man paskaičiuoti 65 su viršų metų asmenys su negale Medelino seniūnijai. Nu, aš taip ir eisiu. Pirmiausia, aš pasiemu Šiaulius, pasiemu Medelino savivaldybę. Tada man reikia dar 65 plus metų. VDA man paskaičiavo, kad žiūriu, kokios grupės yra suaugęs senjoras vaikas, senjoras šiam 5 plus, nes stulpelio prašyme būtų. Aš pasirenku senjorą ir dabar manęs paklausė, kiek jų yra iš viso tokių žmonių Medelino savivaldybėje ir aš žinau 257 žmonės šiandien. Rytoj gali būti kitaip. Šiandien. O jeigu manęs dar paklausė, o kiek yra su proto funkciniu sutrikimu? Tai aš ieškau stulpelio, kur man yra proto funkcinis sutrikimas. Štai, proto funkcinis sutrikimas. Kokias reikšmes matau? Taip, matau. Reikšmės skirtingos, 4. Matot? 0. Vidutinis, lengvas, sunkus. Tai 0 reiškia yra tie žmonės, kurie neturi proto funkcinio sutrikimo. Jeigu matote įrašą 0, vadinasi, jis nėra 0. 0 yra skaičius, 0 nėra duomenų. Tai vadinasi, šitie žmonės neturi, aš juos eliminuoju, nes man reikia tik tai tų Šiaulių miesto, o legenda filtrų visa viršui. Šiaulių miesto savivaldybės, Medelino seniūnijos, senjorai su proto funkciniais sutrikimais. Aš suprantu, kad čia nes aš tos, kurie neturi, išmečiau. Kiek aš jų turiu viso? 15. 15 štamsi. Aplikacijoje aš galiu matyti jo žemėlapį, kurie pasiskirstė namo koordinatę. O čia aš galiu matyti tiesiog lentelėje. Gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, užtvirtina, pasikartojant, sakykim, kokią savivaldybę renkamės? Kas nori sužinoti? Kėdainius. Gerai, Kėdainius. Va dabar, kadangi Kėdainiai apačioj, tai per filtrą eisiu. Nes ten eiti į pabaigą ir ieškoti, kur yra Kėdainiai. Va, Kėdainiai, pasirenku Kėdainius. Taip, bendrai Kėdainiuose bendrai yra 5260 asmenų su negale. O Kėdainiuose, ko ieškam? Gal suaugusių?
Nu, ta prasme, suaugusių. Gerai. Taip, taigi, pažiūrim, suaugę ir judėjimo negalę žiūrėsim. Duomenyse mes turim funkcinius sutrikimus, ne negalę. Čia negalė yra kitokia savoka, taip, o čia yra konkrečiai pagal ligos diagnozę nustatytas funkcinis sutrikimas. Kiekvienas funkcinis sutrikimas turi savo diagnozę ligos F, ten, judėjimo bus ten M, ne, stuburo yra visokie. Tai truputėlį žinokit, kad čia yra skirtumas, nes duomenys yra tas niuansas, bet jeigu žmogus turi judėjimą, taip, to pažiūrim, taip, pasiėmėm vaikus, žiūrim, kojų funkcinis sutrikimas, liemens funkcinis sutrikimas, tai šitie du indikuotų apie judėjimo negalę, taip, nes negalė yra, jinai tokia apibendrinanti savoka, nes, pavyzdžiui, yra psichikos negalė, taip, bet ten yra proto, o mes turim proto ir funkcinius sutrikimus. Tai, jūs kaip specialistai, temos profesionalai, jūs žinote, iki ko, ką tai reiškia. Duomenys yra truputėlį kitaip. Taip, suaugęs reiškia darbingo amžiaus žmogus. Jeigu mes... Ne, šitoje problemoje nėra, nes čia yra nesprendžiama problema, čia buvo evakavimui paruošti duomenis, civilinės saugos pareigūnai turėjo žinoti kur. Bet kai bus užimtumo duomenis, tai požymis, ar žmogus yra su negale, bus. Taip pat švietimo duomenyse. Mes jau išmokom pamoką, viskas, kas su švietimo duomenim ateis ir papildysim ir vaikai su negale. Nes tai yra horizontalūs duomenys, kurių reikia. Bet jeigu dabar žiūrime, Kėdainių rajono savivaldybė suaugęs, tai reiškia 19, 64 metai ir, sakykime, kur tas kojų funkcinis sutrikimas, taip? Taip, mes šitą eliminuojam, todėl kad jie neturi šito sutrikimo ir mes turime skaičių, kad jų yra 383 šiai dienai. Jeigu mums reikia dar papildomai kažkokių, tai ar jie turi, koks jiems yra nustatytas individualios pagalbos poreikis. Taip, nes, žiūrėkit, jeigu jis turi pirmo lygio slaugos poreikį, tai reiškia, kad žmogus praškai nevaikšto, jam 24/7 reikalinga priežiūra. Jeigu jis turi ketvirtą, tai visai kitas dalykas. Ir dar, pavyzdžiui, tada jūs, suprantat, pasirenkat tą žmonių grupę, kurios jums reikia, o po to jau eikite ir ieškokite pagal duomenį, žiūrėkite, yra nei procentais nustatytas. Jūs irgi galite labai aiškiai pasirinkti, jeigu jums reikia labai sunkių ligonių, tai be abejo jūs ten, bet ir galite, pavyzdžiui, pasimti iki 25%, kurie yra išsifiltruoti, jūs jau žinote, ką tai reiškia, jūs esate temos specialistai. Ir jums jau siaurėja ratas. Tai jūs su lentom galite dirbti labai paprastai. Tai šiandien aš kito įrankio, kuris yra kontūras, nepristatysiu, bet jau mes norėsim savivaldybės mokintis dar detalesnės analizės, kaip Exceliu. Nusipieš paprastą grafiką, pasidaryti pivotą yra puikiausia galimybė iš dataseto, iš duomenų lentos, einate į kontūrą ir labai viskas paprasta, bet šiandien gal to nerodysiu. Tai arba jeigu pradėsit klausinėti, tada greičiau viską padarysim, nes civilinės saugos pareigūnai, kai pradėjo klausinėti, iš karto duomenis perėjom, ne aplikacijas. Taip. Galima. Taip. Kiek yra techniškai tvarkingų apdraustų praėjus technikinę apžiūrą automobilių savivaldybių? Bet tai ar tai yra su asmenų su negali, ne su asmenų, bendrai? Čia yra evakavimai. Taip. Tie duomenys, pavyzdžiui, kiek man reikės autobusų, kiek žmonių išvyks patys. Gerai, žiūrėkit, įvertik savivaldos data lab, paspaudžiam, bendras įrašom, mums reikia regitros duomenų. Pateikti? Ir dar dėl duomenų kėlimo, kur tos lentelės yra. Reiškia, ten 16 šablonų, dabar pas mane įkelta 32 lentelės. Kitais metais jų bus dar ir kiekvienais metais jų daugėja. Ir tai nėra problema. O negalima kažkaip, kad į tą esančią lentelę galima būtų įkelti duomenis
ar kai įkeli naują, seną galima būtų pašalinti? Taip, jūs esat pripratę, kad mes pačioj pradžioje, kai pradėjom rinkti duomenis per AKPS-ą, nu, pavyzdžiui, Visaginas, ne? Mes leidome, gerai, tie sutrikimai, aš esu Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotoja dabar, todėl aš čia nematau. Mes leidome ištrinti senas lentas, bet, žiūrėkit, jums jų nereikia, bet PAGDAS renka pokytį. Jiems reikia istorinių duomenų, jiems reikia pagal skirtingus laikotarpius pasakyti, kiek kokioj savivaldybei padaugėjo sirenų, kasų, priedangų. Todėl mes renkame, nebeleidžia jums ištrinti, bet jūsų tai neturėtų trikdyti, jums kaip tik jūs turite duombazę, kurioje jūs savo pokytį galite matyti. Bet į projektus eina tik naujausi duomenys. Iš naujausi, kurie jūs taip nesimaišo jie tarpusavėje. Jo, PAGDui reikėtų pasimokinti. Truputėlį jau savivaldybės lenkia PAGDą kai kuriuose vietose, tikrai galiu pasakyti. Tai vedam. Gal įrašyti reikia. Bet taip, bet esmė yra tame, kad mes renkam istorinius duomenis, todėl kad pats PAGDAS sakė, pačioj pradžioje, kai mes padarėm šitą įrankį, viskas tvarkoj. Jūs įkeldavot, savivaldybės gražiai sustvarkydavo, ateina naujas failas, viską ištrina, iš naujo sukelia, viskas aišku. Bet tada PAGDAS pradėjo sakyti savo smėliadėžį, įkelkite mums pokytį, kiek priedangų pasikeitė per 25 metus. Mes nežinom, todėl kad jūs ištrinote duomenis. Ir jie tada sako, o kaip tai nežinote? Tai todėl, kad jie patys nesuformulavo šitos problemos. Jiems reikalingi istoriniai duomenys atsiskaityti VRM-ai. Jiems reikia matuoti pokytį. O kad jie nesupranta, kaip tais duomenys naudoti, čia jau yra mokymų klausimas. Jie nesupranta, kur, pavyzdžiui, ras kasų, kiek žmonių, kiek kasų ir savivaldybėj. Jie klausia pas mus, tai kas neleidžia dar ką. O jūs negalite pamokinti jų? Aš manau, kad jūs tik... Taip, taip. Todėl, kad čia yra labai lengva. Ir svarbiausia, PAGDO darbuotojai, man atrodo, 36 prijungti, bet čia yra tiesiog, jeigu savivaldybės skiria laiko mokinimuisi, tai mes turime organizaciją, kuri nelabai skiria. Pavyzdžiui, ne, va čia va, yra labai priedangų. Ir čia yra paskaičiuota viskas. Kiek gyventojų telpa priedangose, kokios priedangos pagal savivaldybę, viskas yra 2 klikais. Viskas yra, bet pripratę Exceliuose. Iš tikrųjų, jūsų labai geri pastebėjimai, nes kol jūs teiksit PAGDui, jie ir prašys iš jūsų. Jeigu jūs visi pasakysit, eikit tenais, ne vienas savivaldybė ir 2, tai labai gerai. Tai to labiau jie pripras ir to labiau jie naudosis. To mažiau jums reikės, patiems pateikinėti ir galvoti. Tiesiog vieningai susitelkit ir visi vienodai sakykit, kad jie tegu eina čia ir daro. Jūs jau žinot, kad taip yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip ir darot. Tai yra labai, labai gerai. Nes mūsų koks yra tikslas? Galiausiai Data Labas ir čia visiems, ne tik tai dabar mes kalbam apie PAGDą, nes čia daugiausia su civilinė sauga dirbam. Bet mūsų yra tikslas koks? Turėti platformą, tai yra Data Labą, kur ir ministerijos, ir visos nacionalinės organizacijos ras tos pačius duomenys. Nereikia skambinti savivaldybę ir siųsti savivaldybei Excelio. Nu, nereikia. Reikia nueiti, išsitraukti Excelį ir dirbti savo darbą kiekvienam savo. Tai vat noras yra tiesiog sumažinti tų Excelių siuntinėjimų ir tų ataskaitų ir tų prašinėjimų, nes yra valstybės duomenų ežeras, kur ministerijos taip pat yra jos prijungtos. Švietimo ministerija šiaip tai aktyvi ir SADMAS labai aktyvus, mes kartu jau dirbam ir ruošiam duomenis. Supranta, kad nereikia trukdyti vienas kitų, kai yra vienas šaltinis, iš ko galima pasimti visi tos duomenis. Tai va toks yra tikslas mūsų. Taip, pagal gyvenvietę, pagal seniūniją. Ne, jums lengviau dabar eiti į lentą, nes jums tada skaičių išmes. Į duomenų lentelę, modulis demografija ir jau tada ieškoti duomenų čia. Matote, pagal metus, pagal gyvenvietę, paskaičiuota, jeigu jums reikia pagal gyvenvietę, nes, kaip seniūnija turi savo seniūnijos centrą, dar didesnės gyvenvietės mes išskyrėm. Tai pagal gyvenvietę ir čia jau yra suagreguota, galim sakyti, kazokai, ne? Ir dar pilietybę jums gali paskaičiuoti.
Tai žodžiu, jūs va taip tiesiog skirkite laiką ir pasižiūrėkite, bajorai, Visaginas, 1305. Labai atkreipkite vėlgi, būtinai atkreipkite, kokie metai, dabar čia yra visi metai, ne? Mums reikia pasirinkti tik tai aišku, gerai, už 25. Klikinkite, ieškokite ir gyvenvietės kodas, pavadinimas. Ir dabar bus už 29 metus. Ane? Panevėžys, mažiuką, kokį nors ten. Kodėl čia visi didė? Pakalniški, 31. Tai va, logika visur yra ta pati. Susirandat, ko reikia ir skaitykite va tą legendą viršui savo filtrų. Nereikia filtro, išimate ir stebėkite filtrus. Stebėkite, nes bus taip, kad kažką pasirinkote, grįžat gal, gaunat nesąmoningą skaičių ir tada žiūri, kad senas filtras liko. Kolegos, girdžiu, šurmulys prasideda, nes matyt kūno fiziologija žino, kad turi būti pertraukėlė, o mums kažkada yra pasakę organizatoriai, pertraukėlės turi visada vykti pagal laiką. Tai aš kviečiu tada dar kartelį kavos ir susitinkam savo darbo vietose, mokymų vietose 11:20. O aš labai dėkoju Redai ir Nucipavavės reiškėme didelę padėką už prisijungimą prie renginio.